Tai skambina klientai jau, kurie susipažinę su temperatūros matavimu, yra girdėję apie temperatūros registratorius arba logerius, taip vadinamus. Tai yra vienkartinis temperatūros registratorius, kuris iš esmės yra elektroninis termometras su atmintimi. Jisai yra paleidžiamas, įdedamas į dėžę su kroviniu ir visos kelionės metu fiksuoja temperatūrą ir nuvykus į pristatymo tašką, gavėjas išsiema logerį, įjungia į kompiuterį ir gauna ataskaitą apie temperatūrą buvusią visos kelionės metu. Tai yra toks labai paprastas, elementarus įrenginys, leidžiantis žinoti, kokiose sąlygose buvo vežamas krovinys. Tačiau prietaisas yra offline'is, reiškia jisai tik tai post factum informaciją suteikia. Vis tik šiais laikais, ypač vežant brangius krovinius, yra klientai, kurių viena paletė, ten kažkokių vaistų gali kainuoti 1 milijoną eurų. Tai yra kitas sprendimas, temperatūros toks pat registratorius, bet jis fiksuoja informaciją ir perduoda realiu laiku. Vadinasi TempMate, yra Vokietijos gamintojo TempMate logeris. Šimsiu. Jis maždaug tokio dydžio, aišku, žymiai didesnis už šį logerį, tačiau tai yra iš esmės mobilusis telefonas. Jisai taip pat fiksuoja temperatūrą, drėgmę, turi šviesos sensorių. Šviesos sensorius reiškia, kad fiksuoja konteinerio arba dėžės atidarimą. Tai, pavyzdžiui, jeigu krovinys yra plombuotas ir jūs žinot, kad jis turi būti atidarytas tik tai kelionės pabaigoje, o gaunate per vidurį kelionės pranešimą, kad suveikia šviesos sensorius, reiškia kažkas ne taip. Iš karto galite susisiekti su vairuotoju ir aiškintis, kas nutiko. Taip pat turi poslinkio bei smūgio sensorius. Tai jeigu krovinys kažkoks dužus, krovinys vynas, galbūt muzikos instrumentai arba tie patys vaistai jautrus smūgiams vakcinos, tai smūgiai irgi būtų fiksuojami. Ir irgi jūs iš karto gaunate į mobilų telefoną ir elektroninį paštą pranešimą apie tokius įvykius. Šis TempMate logeris taip pat turi GPS funkciją, tai 5 metrų tikslumu fiksuoja krovinio buvimo vietą. Tai vėlgi taip pat vertingiems kroviniams galima nustatyti vadinamą geofence tvorą, ribas, kur gali vykti, kokiu maršrutu gali vykti krovinys, ir jeigu jisai išvažiuoja už to maršruto, jūs vėlgi iš karto gaunate pranešimą. Tai vat, skirtumas kainų žinomais gal 4 kartus brangesnis nei šis. Jeigu, sakykim, palyginus perkant vieną vienetą maždaug apie 20 eurų, o čia būtų apie 80-90 eurų plus PVM-as. Tačiau šis logeris leidžia jums reaguoti į susidariusią situaciją ir galbūt išvengti krovinio sugadinimo arba pažeidimo, galų gale, sakykime, kažkokios vagystės atveju. Jūs vėlgi yra šansas, kad jūs galėsite matyti, kur yra jūsų brangus krovinys ir pranešti, sakykime, policijai, duoti koordinates. Tad tikrai kviečiu susisiekti su mumis, mes papasakosime galimus panaudojimo būdus. Tiesa, priminsiu, visus duomenis galima saugoti TempMate Cloud platformoje, lengvai prieinama, duomenimis galite dalintis su savo klientais, atsakingais žmonėmis, gautą informaciją lyginti tarpusavyje, sakykime, išsirinkti geriausią, o gal kaip tik rizikingiausią maršrutą ir paskui priimti tam tikrus sprendimus, ten galbūt dėti papildomą temperatūrinę izoliaciją, kad krovinys net šiltų, arba, nežinau, atkreipti dėmesį vairuotojo, kad būtinai ten tam tikram taške ar kažkurioje šalyje pasižiūrėtų, pasitikrintų, ar veikia šaldiklis, nes tikėtina, sakykime, įprasta, kad ten kyla temperatūra. Taigi, kviečiu užsukti į acorner.lt, susisiekite mūsų kontaktais ir mes mielai pakonsultuosime apie šiuos prietaisus.